Sveiki. Štai Bajorose šiandien. Labai prie gražaus namo. Užsakovas pasirinko tvorą lygiai dėl to, kad ir namas visas lygus, su toks gaunas plokščių stogu, visur kampuota, vienu žodžiu, čia va vartai atvežti, juos paskui montuosim laikinai, paguldam gražiai, kad vienu žodžiu nenukristų. O čia mes esam dėl tvaros, tai va, kaip ir visada. Žmogui pasiūlėm, kad labai tiktų rombo tvara su normaliais standartiniais tarpais, 12 centimetrų žingsnis yra, tai reiškia, grubiai gaunasi 300% pralaida šviesos su nukritimu, tai va. Pasirinko be apdailinių, kaip matot, nėra šioje vietoje apdailinių, yra su kniedėm pilkom kniedėm, lovėjai yra iš tos pačios spalvos. Norėjo, kad būtų lygi tvora visur, visų perimetrų, tai šioje vietoje teko šiek tiek tada pakelti pagal grindinį, bet papils dar žemė ir viskas bus gerai, o vienoje vietoje bartelius pakėlėm, anoj pusėje, nes toj pusėje yra aukščiau, nuolydis į aną pusę ir gaunasi, ten pakėlėm vartelius. Tai va, iš tos ne vartelius, o bortelius aukščiau, bet tvorą padarysim visą vienodam lygį. Nes būna daug žmonių nori, taip kad būtų gražu, viskas vienam aukštį. Šioje vietoje dar žiūrėkit, buvo jau ne mes čia, buvo įbetonuoti stulpai vartam ir varteliam, va žiūrėkit, va čia, matot, juodos spalvos. Bet po to jau pasikeitė situacija, klientas norėjo, kad būtų aukštesnė šiek tiek, aukštesnė tvora. Tai mes padarėm, va tokius darom sprendimus, gal ir jums patiks. Va. Turim tokias detalės, kaip ne pirmą kartą turbūt jau matėt, maunam, nieko dažyti nereikia ir plus labai gražiai gaunasi, pažiūrėkit, gausis stulpas kaip tvara, tokios pačios spalvos, neišsiskirs, nei spalva, nieko, šiaip jeigu dar apdailinės būtų, tai būtų dar gražiau. Čia yra iš viso apie 200 kvadratų bendros tvaros, ten plius minus kažkur. Va, pažiūrėkit, kokios gražios kolonos, dabar populiaru labai metalinės, nebe medinės, nesugenda. Tai logiškai atkartoja tvaros, įsivaizduokit, stačiai eina kolonos metalinės, o tvara eina horizontaliai, tai toks labai gražiai susiriša atkartojimas bendro vaizdo. Prašom, ten terasą, toliau žemė žolė nepasėta, bet va kaip tik mums labai gerai, kai taip yra. Galim vaikščioti, neišmindam, dabar mes čia įbetonavom ir stulpus patys, pakabinom bortus, kokiam reikia lygį. Va, gerbuvio specialistai jau susivežė žemę, bet dar nesodino už tai, kad laukia, kol mes pabaigsim tvorą ir tada jau jie išlygins ir įsivaizduokit, kad nieko nebereiks daryti. Toj bus žalia, gražu ir tiek. Tai einam toliau. Ką mes čia dar turim? Tiesa, ten palikom pravažiavimą dar gerbuvio specialistam, kad tos žemės, jeigu truks daveš dar kažką, tai vis tiek vartus montuosim vėliau, tai atvažiuosim, kai vartai bus jau pastatyti, tada jau pabaigsim viską sumontuoti. Va čia, žiūrėk, čia bus kiemas. Va, pažiūrėkit, lygų gražu. Va, kaip mato, ten borto pakelimas yra, nes ta vieta yra aukštesnė. Nuolydis į šitą pusę, tai gaunasi, klientui pasiūlym, kad tą pusę geriau kilselt aukščiau, logiškai ir trinkelio aukštis ten yra aukštesnis, taip jau padarytas namo nuolydžių kampai tokie. Tai va, pažiūrėkit, viskas gražu lygų, visų perimetrų eina vienoda aukščio tvara, jokių laiptelių, laiptų. Tai va, tai kartais galima ir tokiam ne visiškai lygiam sklype panašiai padaryti. Tik vienoje vietoje bus biški žemiau, turbūt, kitoje aukščiau, bet tai čia jau pasirinkimas kiekvienas. Dėl grožio ir skonio nesiginčiam. Šiaip 200 kvadratų, jeigu viskas daugmaž aišku būna nuo viso to, tai mes padarom per dieną, faktiškai. Jeigu viskas būna, jokių nėra, neatsitinka jokių kažkokių tai gaminio defekto arba kažkokio tai... Įsivaizduokit, kad būna, kur ne mes darom stulpus, kur ne mes darom bortus, tai būna kažkokie aukščiai netitinka, kažkokie, visokių niuansų, aišku, būna. Ir mes padarom klaidų, bet šiuo atveju viskas labai puikiai buvo, atvažiavam šiandien anksčiau, kad pasibaigti iki vakaro ir beliks tik tai užbaigti, kai bus vartai ir varteliai. Tai vat, iki kitų susitikimų. Atostogas rytoj.